Labadiena, mielos facebuilderės ir facebuilderiai. Esu Viktorija Baltramiejūnienė, vienintelė Lietuvoje facebuilding trenerė instruktorė. Kasgi yra facebuilding? Tai yra natūralios veido ir kaklo mankštos, kurios padaro jūsų veidą ir kaklą, kuriuose yra 57 raumenys, jaunesnį ir gražesnį. Tam, kad jūs puikiausiai įsivaizduotumėte, ką gali veido mankštos ir kam jos galėtų būti naudingos, pagalvojame ir nusprendėme, kad galima būtų labai puikiai pasižiūrėti, tiesiog kokias problemas gali turėti žinomi žmonės, žinomi aktoriai, kurios yra artimos bet kokiam paprastam žmogui, kurias galbūt jūs pamatę galėsite prisitaikyti savo ir pagalvoti, ir pas mane yra tas pats, ir kągi Viktorija, tu pasiūlysi daryti su šita vieta veido arba kaklo vieta ir kokį pratimą šį kartą tu mums pasiūlysi. Taigi, trumpai, nešnekant, pristatau jums nuostabų aktorių, kurį labai myliu ir kuriam su malonumu parodyčiau veido mankštas ir parodyčiau vieną puikų pratimą, kurį parodysiu dabar jums, tai yra Robertas De Niro. Pasižiūrėkime, kągi mes turime čia. Problemos yra aiškios, akivaizdžios, tai yra branda, tačiau branda dažniausiai ir veido pokyčiai, ir raukšlės, ir mimikos raukšlės, ir senėjimo raukšlės yra atleistinos vyrams, bet labai mažai atleistinos moterims, o dažniausiai mes pačios savo neatleidžiam tų raukšlių, bėgame prie veidrodžio, nepatinkame savo, bandome ieškoti drastiškesnių būdų ir pamirštame apie natūralumą. Siūlau jums pagalvoti apie veido mankštas ir siūlyčiau pagalvoti apie veido mankštas ir Robertui De Niro. Jeigu iš ryškiausių tokių dalykų, kuriuos galima išvelgti ir kur labai dažna problema, kurią turėjau ir aš pati, tai yra taip vadinami 11 mimikos raukšlės, kurias formuoja taip vadinama susirūpinimo arba pykčio raukšlė. Nesakykime, kad mes visos piktos ir visi pikti. Tiesiog psichoemocinė būsena atsispindi mūsų veide ir jeigu mes esame tokie mąslų žmonės, mąstantis, protinį darbą dirbantys žmonės, mes tikrai turime ir pirmuosius besiformuojančius požymius šitų raukšlyčių arba jau aiškius, kaip aš sakau, dažnai juokiuosi tokius kirstinius, tokius mimikos vageles. Tas vagas facebuildingas puikiausiai panaikina. Tuo pavyzdžiu, gyvų pavyzdžių esu aš. Galite pasižiūrėti ir tinklapyje www.jaunasveidas.lt arba netgi geriausiai Facebook'e, kas buvo iki tol ir kas tapo po to. Aš nebeturiu mimikos raukšlių, kurios nuolatos yra raumuo užspazmuotas. Nesakau, kad aš nedarau mimikos, netgi dabar su jumis šnekėdama, mano labai aktyviai važinėja kakta, tačiau kadangi raumenis yra tonuse, labai gražiai viskas atsistato ir prie dar sportuoju veido mankštas kiekvieną dieną po kelias sekundės ir dėl to džiaugiuosi ir dėl to siūlau jums pasižiūrėti dar kartą Robertą De Niro ir pasižiūrėti į savo susirūpinimo arba pykčio raukšlį. Jeigu jūs turite tuos 11 arba besiformuojančias raukšlytes, puikus, nuostabus pratimas, kurį dabar padarome 5 kartus, pradedantieji visą laiką bent vieną savaitę padaro po 5 kartus, iššyla tos raumenukus ir tik po to eina didinti raumenų mankštų skaičių. Pradžia tokia, vidinė šypsena, mes skiriame laiką savo, taisyklinga nugara, taisyklinga kaklo padėtis, mes įsivaizduojame, kad mus kažkas laiko už galvos į viršų tempia ir truputėlį apšilame kaklą, kad kraujas plūstų į mums į veidą ir dar maitintų odą ir dar rezultatas būtų geresnis nuo veido mankštų. Užverčiam galvą atgal ir į priekį 5 kartus. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5. Gali būti ir, pavyzdžiui, apšilimas toksai, kad jūs grįžtate į pradinę padėtį ir tik tada važiuojate, viskas čia tvarkoje, mes svarbiausia išjudinam šitą dalį. Toliau mums reikalingos švarios jūsų rankos, kurias mes pirštukus uždedame tokiu trikampiu, būtent šioje vietoje. Ko mums reikia? Paaiškinu, kaip tai veikia. Rezultatą jūs supratote, kad viskas išsilygina, kad mūsų raumuo sustiprėja, išsipučia ir išsitempia ir tokiu būdu maža to, kad jisai išsipučia ir išsilygina. Mes dar ir paskui nuraminame mūsų tarp antakių esantį raumenuką, kuris yra spazmuotas. Sudedame pirštus namuku
Ir važiuojame ištiesus, nugarą tiesi, kaklas tiesus, balansuojame tarp antakių esantį raumenį. Jis tiesiog važinėja pirmyn atgal. Tempas gali būti vidutinis, jeigu jūs norite pajausti, arba gali būti greitesnis, čia kaip jums yra patogu. Kam reikalingas užspaudimas? Tam, kad visi kiti raumenys ir visa kita mimika negilėtų, nes dažniausiai problema ir visi pratimai būna blokas toksai susijęs. Viena mimika pliusuojasi su kita. Visą kitą mes užspaudžiame ir neleidžiame toliau susidaryti, o dirbame tik su šito raumenuku. Dar kartą pakartojam. 1, 2, 3, 4, 5 ir palaikome statinis pratimas, papildomai ištempiame raumenį. Dar kartą ištempti raumenį galim tokiu būdu užspaudus smilkinius, lygiai taip pat namukas dabar jau rankomis, plaštakom pilnai, ne pirštais ir tiesiog tempiame raumenį. Tempiame ir palaikome. Tam, kad atpalaiduoti truputėlį, nuraminti raumenuką, mes galime po vieną pirštą, savimasažo judesys, 1 pirštas, 2 pirštai ir 3 pirštai. Kelis kartus pakartojate šitą judesį, viskas puiku, jūs padirbėjote su šito raumenuku. Jeigu bus reguliarumas, jūs turėsite rezultatus. Nesustokite ir gražinkite savimi pasaulį.